Ketvirtas uždavinukas, šiek tiek sunkėlesnis. Paskaitome sąlygą. Kvadrato ABCD kraštinės ilgis yra 28, užsirašau 28, iš kvadrato išpjautas puskritulis, apskaičiuok lanko AD ilgį. Štai šio lanko ilgį. Tai dabar mūsų šitas lankas yra skritulio, jeigu aš taip nubrėžčiau, apskritimo, štai šito pusė lanko. Reiškia, mums reikia apskaičiuoti viso apskritimo ilgį ir tada padalinti iš 2. Mūsų šito apskritimo spindulys 28 pusiau bus lygus 14. Žinome apskritimo ilgio formulę 2πr. Tai mūsų apskritimo ilgis būtų 2 kart pi ir kart 14, 28π. Kadangi mums reikia pusės šito apskritimo ilgio, 28π dalinu iš 2 ir gaunu 14π. Taigi, mano teisingas atsakymas yra D. Dabar mums reikia apskaičiuoti nuspalvintos figūros plotą. Kaip matome, šita figūra tai yra iš kvadrato iškirpta pusė skritulio. Galiu net ištrinti va čia šitą, kad geriau matytųsi. Iš kvadrato iškirpta pusė skritulio. Reiškia, mums reikia apskaičiuoti kvadrato plotą S kvadrato. Jis bus lygus kraštinės kvadratui 28 pakelti kvadratu. Tai yra iš viso 784. Dabar pusė skritulio plotą. Viso skritulio plotas skaičiuojamas pagal formulę πr kvadratu. Taigi mums reikėtų pi ir mūsų spinduliukas yra 14, pakelti kvadratu būtų 196π. Tačiau mums reikia tik pusės skritulio ploto. Aš čia tokį puskrituliuką nupiešiau. Tai reikia 196π padalinti iš 2. Va, pasirašau. Ir dabar padalinu 196 dalinu iš 2, 98π. Reiškia, mano figūros plotas būtų lygus iš kvadrato ploto atimti pusskritulio plotą. Paieškau teisingo atsakymo, štai jisai, B eilutė. Uždavinuką išsprendėm.